Lietuvos policijos profesinė sąjunga dirba dėl pareigūnų, gina teisės, interesus, neretai ir garbę. Parama ir palaikymas itin svarbus ne tik senbuviams, bet ir neseniai dirbantiems sistemoje. Kreipiausi, aš buvau nepresniausiai įstojęs į profesinę sąjungą, kreipiausi būtent į profesinę sąjungą, kad man padėtų, nes pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl pareigūno vardo pažeminimo. Ir mane truputį informavo, aišku, padėjo morališkai, nuramino, bet esmė, jog suteikė man teisininko paslaugas. Teisininku nusinčiau savo surašytą pasiaiškinimą imunitetinei tarnybai, ko pasiekoje jie pataisė truputį pačią esmę, uždėjo tas detalės, kurios tinkamos atsirašymų įvykio būtent. Ir jis rėmėsi įstatymais, policijos įstatymų ir tam tikrais aspektais, kurie padėjo man išvengti atsakomybės ir tarnybinis patikrinimas buvo nutrauktas. Būdami profesinės sąjungos dalimi, pareigūnai jaučiasi saugus, atliekant kasdienės užduotis. Ta prasme, į darbą aš jau visiškai net nebenorėjau eiti. Tai ta prasme, kiekvieną dieną engimas, supratau, kad galbūt reikia arba kažką keisti, arba kažką daryti. Tai kreipiausi į profesinę sąjungą vien tik tais, kad ištiestų tą ranką ir padėtų man. Rezultatas, aišku, labai tenkina mane, kadangi sutvarkė visus šitos reikalus. Palaikom vienas kitą, kurie esam šalia ir ir galim skambinti vienas kitam bele kada, ar tai savaitgalis, ar tai yra vakaras, ar tai yra naktis, visada atsilieps, visada paklaus, kas yra, jeigu reikės atvažiuos bele kur ir padės į bet kurią Kauno, net ne Kauno, Lietuvos pusę. Tai va tas va yra, mes jau šeima, tvirta šeima, šeima su vertybėm ir su savo požiūriu, stipriu ir vieningu požiūriu. Dalyvaudami sąjungos veikloje pareigūnai mato aiškų tikslą. Pareigūnams reikalinga tikrai kažkokia tai tam tikrai ir pagalba, gal kažkoks tai užtarimas, kažkoks tai saugumas, ko mes negaudavom iš savo vadovybės. Matau tikslą. Turiu prie savęs labai stiprią komandą. Turim mūsų komandą, galima sakyti, visi esam lyderiai. Tikrai mūsų labai stipri, mūsų pagrindinė lyderė Roma, kur tikrai veda mus. Išorė, tai profsąjunga turbūt asocijuojasi su tuo, kuris kovoja su valdžia. Turbūt taip. Jeigu kalbėti apie vidų, tai profsąjunga man asocijuojasi, tai yra su pagalba žmogui ir su parama vadovybei, matant, kokią įtaką daro jų pokyčiai žmonėms. Tai sąjunga tvirtai ginanti savo įsitikinimus. Mes esame pakankamai atviri, nesame tokie užsispyrę, kad su mumis negalime susitarti, bet turime tikrai tas savo raudonas linijas. Tai yra mūsų pareigūnų, mūsų bendruomenė, kurių interesų mes niekada, nei dėl kokių politinių susitarimų, nei dėl kažkokių postų niekada neaukosime. Tie strateginiai irgi visada klausimai, tai yra policijos biudžetas. Tai ta prasme mes labai gerai, aiškiai suvokiame, suprantame ir tikrai transliuojame savo nariams, kad neturint pakankamai lėšų yra neįmanomas kažkoks gerbūvio kūrimas, darbo užmokesčio augimas ir panašiai. Tai čia yra labai svarbus dalykas, visos priemonės, saugumas pareigūnų. Kitas yra mūsų labai svarbus klausimas ir atstovavimas yra saugos sveikatos srityje, kad pareigūnų darbo aplinka, tarnyba būtų saugi. Ir trečias toks mūsų yra tai pareigūnų atstovavimas ir gynyba. Socialiniai partneriai vertina konstruktyvę kritiką. Visų pirma, nauda turėtų būti turbūt valstybei ir bendruomeniai. Vėlgi, jeigu taip kalbėti apie bendruomenę būtent ir policijos pareigūnų bendruomenė atsakinga už saugumo sritį, už viešąjį saugumą, tai aš sakyčiau, kad policijos bendruomenė turi aiškiai suprasti policijos profesinių sąjungų naudą ir aš manau, kad bendruomenė tokiu būdu stiprina valstybę, veikdami kartu mes visi tai ir darom. Tik racionali kritika ir bendrai įvertinus, dėl ko esi kritikuojamas, gali pasiekti tų geresnių rezultatų, kas keltų policijos pareigūno profesijos prestižą ir policijos bendruomenės pasitikėjimą. Policijos profesinę sąjungą vertinu kaip lygiavertį socialinį partnerį siekianti tų pačių tikslų kaip ir mes vadovai. Tai yra, kad darbuotojas jaustųsi darbo vietoje gerai ir pasiektų savo nustatytus tikslus, tai yra visuomenės saugumą, kad visuomenė jaustųsi saugi.
17 metų veikianti Lietuvos policijos profesinė sąjunga vienija 10% dirbančių pareigūnų ir yra visuomet pasirengusi padėti kiekvienam bendruomenės nariui.